Aš laiko ir amfetaminų neturiu. Tai vis tiek paskutinis podcastas. Aš nieko nežinau. Nu, Žiūrėk. ką mes čia... žiūrėk. Aš nieko nežinau, ble. O kažkiek huinė, ble. Ai, mes darom dėl savęs, mums tai svarbu patinka. Da pašau. Podcasto proga. Da pašol tu nahui. O padarom zapadlo. Kurva, tu gali, blėt, man duot ramybės gyvenime. Gerai. Nu, jop, tvai mat, ir sako, ras motivacijos filmuoti. Kamera viena, karočiui, grybauja su mikrofonu. Tik ne, blėt, magnetai pamiršti. Nu, karočiui. Palauk, biškai pataisys. Viskas blogai. O tu dar ne... Na, karočiui, bandom. Nu, ko nori. Labą dieną. Labą dieną. Sveiki. Ačiū už dėmesį. Ačiū už dėmesį. Tai smagu buvo su jumis. Kiek čia mes laiko darom? Metus? Metus laiko? Jau metus? Šiaip jo, jaučiu, žinau, prieš metus su manim interą filmavai ir nuo to prasidėjo viskas. Maždaug. Geras laikas. Turim podcastų, kurių neleido paviešinti. Socialinių reikalų ministerijai linkėjimai. Turim vieną podcastą, kuris šiaip neviešas, pats pirmas mūsų podcastas, kurį buvo galima pamatyti Contribui, bet... Tai vis dar yra Contribui? Nu jo, bet nieks nežiūri to Contribui. Ir 3 žmonės. Na jo, 3 žmonės. Ačiū 3 žmonėm, kurie mus rėmė. Ta prasme, kodėl tu sakai rėmėt, ble? Nežinau, aš kalbėjom čia už kameros, kad aš galvoju nebedaryti visų tų dalykų, nes to reikia pasiteisinimo į eterį. Davai, pasiteisinimo. Esmė tokia, kad aš žmogus esu su ribota energija dalykam gyvenime, bet kartu ir man yra viskas labai įdomu. Aš daug noriu daryti. Ir dabar taip yra, aš labai daug laiko ir energijos skiriu savo darbui. Nežinau, gal esu kažkur sakęs, pakeitęs biškį darbą ir labai aš daug skiriu ir laiko, ir dėmesio, ir energijos. Tada noriu daug skirti... Tau kas negerai, paroje laiko trūksta? Palauk. Tada noriu skirti daugiau laiko žmonai, santykiams ir pradėjau sportuoti, noriu sportui skirti daug laiko ir dėmesio ir energijos. Man trūksta. Sportuoja, ne? Nu, 3 savaitę, ko tu nori. O kaip energetiniai? Kaip kalorijų kiekiai? Ne apie tai, tai gerai, apie tai, ne? Tai aš neturiu energijos ir laiko pilnai susikoncentruoti į tuos esminius dalykus. Nori patarimą? Karočiui, čia dialogas toks. Nori patarimą? O dėl to mes... Tai dialogas ir yra pokalbis, ar tu monologą čia nori? Aš tik pradėjau kalbėti, iškart pertraukiu ir... Nu da, seni, amfetaminas. Nukris svoris, blėt, energijos bus. Santykiam gal biški blogiau bus. Aš laiko ir amfetaminų neturiu. Tai čia jau kitos bėdos. Na, karočiui. Ne, gerai, rimtai, test. Kas? Kurią vietą test? Sportas, taip, santykiai. Esmė tokia, kad, visi tie, sakykim, 3 dalykai užpildo mano ir laiką, užpildo ir mano energiją visą ir aš neturiu nei noro, nei laiko daryti kažką. Esmė tokia, tie, kas daro podcastus, ne, ten, sakykime, imkim vėl tie patys ar dar kažkas, jie... Mes nesam vėl tie patys. Ne, aš kalbu, sakykime, kiti, ne, jie iš to gyvena, jie turi laisvesnį grafiką, jie neturi darbų nuo 8 iki 5, ir jiems yra paprasčiau tiesiog viską daryti, bildinti ir jie iš to iškart gauna finansus. Mūsų čia yra tiesiog pomėgis. Ir, sakykime, aš per daug turiu pomėgių ir man tiesiog nebėra nei laiko, nei energijos. Tai ką tu nori? Tai gerai, ko tau trūksta? Tau trūksta laiko ir energijos? Ar trūksta ir motivacijos? Nes kol kas panašu, kad tau trūksta laiko ir energijos, bet nedrįsti išsakyti, kad tau trūksta motivacijos, nes aš turiu daug pomėgių. Tai gerai, turi daug pomėgių. Ar esi motyvuotas kitiems savo pomėgiam? Atmetus tuos 3 dalykus, kuriuos išvardinai, kurie ryja laiką ir energiją. Aš man atrodo nesakiau, kad turiu daug pomėgių. Sakei.
Man, sakai, mane domina daug dalykų, tai aš noriu daryti daug dalykų. Tai mane domina gyvenime daug dalykų, bet aš šiuo metu neturiu daug pomėgių. Jo, bet tu įvardinai, tave domina daug dalykų, bet tu įvardinai 3 dalykus, kurie užima tavo Tai yra laiką. pagrindiniai dabar mano prioritetai, sakykime taip. Ir kurie užima, dėl motivacijos, ne pirmą kartą aš jau ten sakau, nieko nefilmuojam, nieko nebedarom, bet tu mane užmotivuoji, viskas ok, žinai, man patinka, kai mes turim galutinį. Tai nėra, kad tipo, mus mažai žiūri ir man čia neįdomu. Man peržiūros net nesvarbu yra. Mes kai padarom galutinį produktą, man zaibys yra. Tipo. Bet esmė, kad jį padaryti, turi tiek daug energijos įdėti ir lip per save, ir tada pradedu, dėl ko aš čia aukojus, dėl ko aš, ten po darbų ir panašiai turiu sėsti prie kompo montuoti, kurti ten tuos coverius visokius. O tai reikia aukotis, nereikia aukotis. Bet dabar man tai yra kaip aukojimasis dėl kažko. Tai reikia pakeisti įprotį, kad tai nebūtų aukojimasis. Dabar skambu kaip Alex Batato, galėčiau parašyti motyvacinę knygą. Kas Alex Batato? Monako gal turiu omeny. Batato. Geras. Tai va, nežinau. Ir aš nežinau, ką daryti. Iš vienos pusės man kaip ir patinka, bet kartu mane užknisa visi tie šūdai, ten kompas mano lagina, montuoti ilgai užtrunka. Su kamera viena huinė. Šiandien kamera viena pradėjo vibruoti tiesiog, vaizdas visas vibruoja. Nesifilmuoju, yra kaip yra. Ir atrodo, kuo toliau, to labiau vibruoja. Tai nežinau, dabar filmuoja tą kamerą, nežinau, kad, šūdai visokie lenda, žinau. Tu galvoji, aš motivacijos turiu? Tu nieko nedaro. Tu galvoji, man netrūksta motivacijos. Labai žinok, ta prasme, šiaip yra... Tai mano to negeriau, kad tau irgi trūksta. Ne, aš ką tau noriu pasakyti, ta prasme, motivacija jinai susideda iš daug dalykų. Iš aplinkos susideda ir tu dažnai gali negauti motivacijos iš savo aplinkos, dažnai taip ir būna. Bet, tu negali kitų žmonių nenorų vadovautis, jeigu tau tipo zaibys, tau sakai zaibys galutinis produktas. Tai jeigu tau galutinis produktas, teikia kažkokį tai malonumą, tai ant to ir drivinti reikia. Nereikia savęs forsuoti, kad būtinai privalau sėsti. Ne, jeigu tu šiandien neturi vaibo sėsti, tu nesėsk. Tu neprivalai paaukoti savo energijos, kad paskui būti sekęs. Iš tikrųjų, kur mes nieko neskubam, niekas mūsų neribų. Pats mane, žinai, aš pastoviai perdegęs, ne? Visą laiką, pavargęs, ten... Aišku, mūsų visi podcastai prasideda nuo to, kad tu pavargęs. Jo, bet ta prasme, aš būnu pavargęs dėl darbo, dėl to, kad noriu padaryti daug dalykų. Lygiai taip pat energijos tas nukritimas yra dėl to, kad iš aplinkos atsiranda... Monster Energy, bet cukrus dėtinis. Vandenukas, sveika. Dėl to, kad iš aplinkos, tarkim, demotivacijos gauni ir panašiai, žinai, ir šitie dalykai nusmukdo, valgo energiją, griaužia energiją, bet kažkaip, kažką turi kitaip atrast. Aš, pavyzdžiui, dabar, žiauriai gerą taimą gyvenu, aš supratau, kas kur ne tai buvo, radau ramybę, iš to man atėjo daug daugiau energijos, motivaciją vis dar reikia krapštyti, kad tam tikriem dalykam, bet tą daryti tapo lengviau. Tai ką tu man siūlai konkrečiai? Aš siūlau neforsuoti savęs. Pirmas dalykas neforsuoti savęs. Jeigu, gerai, kas šiandien yra šeštadienis, ne? Rytoj nemontuosi, sekmadienį, šventą dieną, nuvarysi pirmadienį į darbą, paaiškės, kad huinė savaitė bus, kad problemų darbė yra kažkokių ar dar kažką, grįši nervuotas. Nesėsk nervuotas montuoti, nebent tau tai bus pabėgimas nuo darbo minčių. Okay. Nesėsk, susigulėk su visais dalykais, kurie tave slėgs tą savaitę, kurie slegia, įsivertink, ar tu turėsi laiko, ar tu turėsi noro. Ir, tiesiog neforsuot savęs. O tau patinka, ką mes darom? Man zaibys. Dabar vakarą nebuvom pas, Vilniui. Seniai, man žiauriai zaibys, labai fainas pokalbis buvo su Albertu. Nespoilink. Tai vis tiek paskutinis podcastas. Bliam, gal ne. Iš tikrųjų, mane vakar užmotivavo labai ir linkėjimai Lukui. Pavardės nesakom, nes kuklus žmogus. Bendravom su žmogumis, ten dirbęs ne vienoj televizijoje didelėje ir dabar dirba. Ir irgi turėjom pokalbį, labai man gerų patarimų davė. Dabar tarptautiniam projektui dirba. Taip.
Nesako. Gerai, nesvarbu. Dar Sorošo batkės. Socialinių reikalų ministerija ant mūsų buvo užsėdus, dabar dar koks... Dabar Sorošas. VST užsėsęs. Kas? VST? Ne, VSD? VST yra virtualus instrumentas, nesvarbu. Tai žodžiu, turėjom pokalbis, irgi mane biškai užmotivavo, davė patarimų, kaip geriau montuoti video, užmotivavo naują kompą nusipirkti, gal nusipirksiu irgi biškai palengvins tos montavimus man, nes tas senukas, blema, tam kompui jau virš 10 metų jau, kur aš turiu tas apšėdam. Tai sakai darom dar. Nufilmuojam šitą ir pažiūrėsim. Nu davai. Taip, gerai. Komikonas greitai bus. Ai, mane įdomu. Aš noriu pasididžiuoti žmonėm, kuriuos pamatysim komikone. O kas bus? Iš Guardian of the Galaxy tas Shinganas. Žinai, tu jį, bet sunku tau bus įvardinti. Kažkada kalbėjom. Bet, seniai atsimeni Kalnietį. Taip. Duncaną McLeodą. Mačiau, jis atvažiavo. Serialo, ne filmo, serialo aktorius tas. Bet senas. Senas. Aš kadangi vipinį bilietą turiu, tai galvoju, su kuriuo reikės fotkintis. Bet man biškai juokinga atrodo, žinai, kai atsiveža Lietuvos komikonas žvaigždės, kurios realiai, kokie šie žvaigždės? Seniai, bet bet jie ir į San Diego komikono konferencijas varo, jos visur kviečia. Tiesiog... bet į San Diego atvažiuoja ir koks nors ten Bredas Pittas. San Diego būna visa Marvelo panelė, kur visi filmų aktoriai, bet ten tiesiog, ten žiauriai didelė koncentracija būna visų tų žvaigždžių. Pas mus tos koncentracijos tokios, negali padaryti, nesukviesi, nėra tokių finansų, nėra tokių srautų. Bet, blembački, Kalnietis, jisai buvo kultinis Lietuvoje. Ir mes, jam čia būt, jisai tikrai turi po šiai dienai žmonių, kas atsimena su sentimentu ir kam būtų faina, tipo. Kitas dalykas, pirmas komikonas buvo tas bičiukas iš policijos akademijos, kur daro bairius. Irgi, ta prasme, jisai... Policijos akademija 90-aisiais, 2000-aisiais dar netgi labai didelė popkultūros dalis Lietuvoje. Gerai, bet ar tą kviečiasi, nežinau, Amerikoje, kas nors įdomu? Nežinau, seniai reikia pakelti. Ar čia tik kaimai, kaip mes kviečiam? Aš labai noriu tikėti, kad mes šūgins mūsų komikoną iki tokio lygio, kad mes būsim pabaltijais tiesiog. O dabar taip nėra? Aš nesu linkęs manyti, kad mes sulaukiam tiek daug svečių, tarkim, iš Estijos ir Latvijos. O Latvijoje ir Estijoje neteko girdėti. Lenkijoje, žinau, kad yra. Aš kažką girdėjau, kad mes ir esam kaip ir Pabaltijoje. Jo, mes, ta prasme, mes esam vieninteliai, pas kuriuos vyksta iš Baltijos valstybių, bet ar mes pritraukiam srautą iš tų valstybių kitų? Nes, tikrai, tai va čia kas būtų galima, žinai, ir pakelt, kad gal biškai kažką rimtesnio. Man šiaip Shinganas iš Guardian of the Galaxy jau čia yra pasiekimas levelio kilimo. Okay. Nes pernai, hebra, sorry, buvo silpna. Šiaip yra daugiau. Kur tu eini? Niekur neini. Stau mam. Buvo daugiau ten tų visokių žvaigždžių yra, bet aš dabar neatsimenu viso to sąrašo. Tai va, bet... trumpai apie serialus. Matei Netflix'e Baby Reindeer? Man biškai paranoja, kad nefilmuoja. Tai aišku, kad nefilmuoja, nes viskas šiandien blogai. Filmuoja. Kas? Baby Reindeer. Negirdėjai apie tokį serialą? Tai čia animacinis filmas apie džiunglės. Ne, čia serialas apie... Nemultiplikacinis? Ne, čia serialas apie bičiuką, kuris Anglijai bando... Galiu pertraukti. Kodėl dabar nebedaro filmukų tų tarybinių, tokių, kur iš plastelino ten tėvis, arba su lėlėm tom? Tai daro. Gerai, tęs. Tas blembas su šuniuku ir bičiuku būdavo, dar prieš kokius 5 metus filmas buvo išėjęs kino teatruose. Žinau, tęs, pana tema. Karočią. Tai, žodžiu... Nerandu. Tu mano vietoj sėdi, man ten patogiau būdavo. Mano vietom? Ne, pochodai. Yra... Bičiukas atvarė į Angliją ir bando komiko karjerą daryti. Čia Baby Reindeer. Baby Reindeer, taip. Bet straglina, nesiseka, dirba bare ir jisai... Čia kaip mes. Panašiai. Seniai ir jisai įgyja savo stokerį.
Stalkerį. Jo, persekiotoja. Stalkerį. Kuri emailus ten siunčia ir panašiai, bet esmė yra, kad šitas šūdas based on true story tipo. Ir tas žmogus, kuris parašė tą serialą, jisai vaidina pagrindinį vaidmenį. Ir tipo viskas based iš jo patirties. Okay. Jisai realiai, tipo, vaidina save ir panašiai. Ir to apgyrė vienas ten iš vedėjų Morganas, Piers Morgan, man atrodo, ar kažkaip tokio jisai vadinos. Jisai dabar, kuomet tas serialas sprogo, surado tą moteriškį, kuri buvo jos stalkerė. Ta tikra, ne? Jo, ta tikra. Padarė su jie interviu. Nu, ten dviejopas tas interviu, bet, žodžiu, iškyla tokių klausimų, ar tikrai viskas buvo paremta grinai tais faktais, kuriuos jisai patyrė iš jos. Nes ten prasidėjo dabar ir teisinės diskusijos, kad netitinka dalykai ir jeigu yra pakeisti tam tikri elementai interakcijos, ar tai vis dar galima vadinti tikrą istoriją, jeigu 7% nesutinka, tarkim. Bet yra tas terminas based on true story. Jo, nu tai kaip paremta. Tipo, nu tai paremta, nereiškia, tai tu gali 100%. tiesiog vardą vieną panaudoti kokį ir viskas, tipo based. Tai aš čia nematau problemų. Bet tu nematai ne to serialo? Aš pirmą kartą girdžiu, tu jį pilną peržiūrėjęs dabar eina. 7 serijos. O Netflix'e yra? Yra. Rekomenduoji? 3-5 minutės kokios. O jis komedijinis koks, ar kaip drama kokia? Yra tų bajerinių tokių elementų. Nu, blemba, ten šiaip šokiruojantis, aš nenoriu spoilinti, bet, ta prasme, ten galiausiai išlenda visos jo patirtis, ką jam patirti teko ir, ta prasme, seniai tu traumuotas ir dar turi stalkerę. Blet, nėra gerai, tipo. Baby Reindeer. Blemba, dar reikia su žmona pasižiūrėti. Labai, žinok, skaniai susivalgys. Kodėl aš šitą sakau? Tikrai geras serialas, tikrai stiprus serialas. Aš atrodo, kad čia tavęs klausau, ne, bet aš giliai viduje labai myštų noriu. Gerai, varyk pamiršti, aš plauksiu. Ne pirmas kartas, kuomet lauksim, kaip Bauban myža. Šiandien ne ta diena filmavimo, man atrodo. Tai va, tai žodžiu, žiauriai geras serialas ir irgi neseniai pasirodė, išėjo Botkin serialas. Aš nieko nežinau, ką mes čia atsirant filmuot, aš nieko nežinau. Nu, tai nes turi darbą, turi žmoną, gyveni, bet žodžiu. Gyvenu po kelnu. Jo, abu du tokie europiniai serialai, tiek Baby Reindeer, tiek tas Botkin, bet... Botkin, miestelio pavadinimas, Airijai. Ir ten tipo nuvyksta True Crime podcasteris, aiškintis prieš 25 metus 3 dingusių žmonių istoriją. Blemba, seniai, koks iš pat pradžių žiauriai daug žadantis. Taip, fainiai pasirodė. Čia irgi Netflix'e? Jo, irgi 7 serijos, man atrodo. Žiauriai daug žadantis, pirmos 3 serijos tokios pasirodė, o čia... Ir blėt nuvylė. Negaliu pasakyti ko, mane paskutinės serijos kažko pritrūko. Ir aš likau nesupratęs, ko jam trūko. Dėl to aš noriu paprašyti, kas nors pažiūrėkit, jeigu žiūrėsit šitą paskutinį podcastą, ir parašykit komentarus. Niekas nešis, bet čia irgi problema, pas mus peržiūrų, yra, mes generuojam, aš dar noriu pademotyvuoti. Pas mus peržiūrų, man užtenka, ten 700 štuko buvo peržiūrų, bet yra laikai, yra peržiūros, jokio, keli tam komentarai, ar sunku žmonėm parašyti šūdas. Man geriau būtų, kad kas nors parašytų šūdas, negu nieko neparašyti. Parašykit, zaibys patiko, parašykit, man trūksta to, man tas patiko, tas nevadė. Tyla, nieko, aš nežinau, štuko žmonių peržiūrėjo, ar mes čia gerai darom, ar blogai darom, kažkiek huinė, blėt. Tai mes darom dėl savęs, mums čia svarbu patinka. Prašau! Nežinau, huinė, paskutinis bus podcast. Tai davai paskutinio podcast'o progą. Čia, žinai, kaip vadinasi šitas? Jav šokė. Čia vadinasi klajumo sindromas. Klajumo sindromas, čia vadinasi tau pizdano žmonos bus, kaip pamatys. Bet ir tavo žmoną nežiūrit. Va, irgi. Jeigu net artimiausi žmonės nežiūri, ką mes darom, tai kas čia, blėt, yra? Mama mano, vis tiek nežiūrės, galiu kalbėti, ką noriu. O, mačiau kažką darot, o, žiūrėjai. Jo, ten Facebook'e, ten tipo stories. Blėt, tai ar... Dėl sūnaus, ar tu negali jums pasižiūrėti, pasakyti man, vyrai per daug heikėtės ten, gražiai nufilmuot, ar ką? Ne.
Broliai, blėt, net neremia kontribį. Broliai. Nu. Galiu sakyti, jūs nežiūrėsit, jūs čia va to nematysit. Kasparai, da pašol tu nahui. Vis tiek nežiūrės. Seniai Dovaras dėl mūsų darbo vieta rizikavo. Linkėjimai socialinių reikalų ministerijai. Nu gerai, tai apie tą serialą baigiai. Jo, tai sakau, gal pažiūrės, kad nors... Bet žiūrėk, paskutinis podcastas, gal tą progą prizą įsteigt galim, tai komentarų gal atsiras. Ką mes? Spurgą gali padovanoti, vis tiek nebeleidžiam filmuoti. Nefik, tas šuan. Šiandien tokią dieną, kur viskas sukrytė, blėt, šūnių mėnesį. Davai, rašykit geriausią komentarą, padovanosim spurgą. Ne, šiaip rimtai galim kažką padovanoti. Spurgą. Blėt, spurgą, Na gerai, davai, dovanosim spurgą. Dovanosim spurgą. O tai kam geriausiam komentarų ir kam? Išrinksim geriausią. Tu garantuoti vienas bus komentaras kontribisto mūsų vieno ir viskas. Gerai, bus lengva nuvežti spurgą. Gerai, geriausias komentaras po šito podcast'o. Kontribisto vieną, 3 turim. Sakau, vienas kažkuris kontribistas. Tai laimės geriausias komentaras spurgą. Spurgą. Bet kur komentuokit, Instagram'e, Facebook'e, YouTube'ai, kontribį. Gausit spurgą. Blet, brolis mano, Dovaras. Ne? Taigi buvo pradėjęs remti kontribį. Ir paskui atšaukė, nes, oi, blet, aš galvojau, čia vienkartinis pasirodo, kas mėnesį nuskaičiuoja. O, blet, kad aš už jos Spotify Family Packą moko, ne. Karoči. Šiaip tikrai paskutinis podcast. Karoči, software. Galiu aš tą progą... Gal palauk. Karoči. Oi, tai ką žinau, padarom gal kaip paskutiniam podcast'ui. Ne, blem, aš noriu žiūrėti dėl motivacijos. Davai. Žiūrėk, sakai nerandi motivacijos, ne? Turėjom prezidento rinkimus, blem. Pasižiūrėk, galimai toks ligonis, galimai, ligonis toks, kaip Vaitkus. Turi motivacijos eit kažkur senis. Ar tu matai? Čia tas perbalės raudonom akim kretantis senis, ne? Jo. Tas, čia faktai, galiu tą sakyti. Tas gydytojas. Galimai remiamas Rusijos. Kad prorusiškų pažiūrų, čia be galimai. Tai seniai, tu pasižiūrėk, šnekantį šūdus, motivacijos į debatus eit tiek lyg... Senis lyg Viagros iššovęs pas Genutę eitų. Gene! Karočią, nieko pats nežino, mėtosi faktuose, ten jis suvarinėja, blėt, vis tiek stovi su kostiumuku, visko čia prezidentas. Su akinukais. O klausyk, tau nebaisu buvo, kiek jis taškų surinko, mane žiauriai išgąsdino. 100 štukų žmonių. 100 štukų žmonių. Įsivaizduoji, aplink mus yra vaikščių žmonės, kurie už Vaitkų. Tasne, dėl Žemaitaičio, dėl Vėgėlės, aš, jų nepalaikau, bet aš suprantu žmonės, kurie palaiko. Jo, nes, ta prasme, jie ten labai žaidžia informaciją, yra ir teisingų. Vėgėlė pradėjo keisti savo kalbėjimo naratyvą nuo to, kaip pradėjo rinkiminė kampanija ir kaip prasidėjo debatai. Tu į tą kamerą nežiūrėk, Aš greičiausiai. tave žiūriu, aš vairas. Okay. Kaip Jeglinskas. Šiaip man iš tikrųjų, Žemaitaitis, aš paskutinius debatus, kai žiūrėjau, aš biškai išsigandau, aš pradėjau matyti, logikos jame. Jisai protingai šneka. Jisai labai moka žaisti informaciją. Jisai paima teisingos informacijos, paima tokios ne visai, manipuliuoja labai. Už ką tu balsavai? Aš labai norėjau balsuoti už Žalimą, bet aš padariau savo matematiką. Aha. Ir aš supratau, kad jisai nepraeis į antrą turą. Ir aš nusprendžiau, kad kadangi žinau, kas vienas bus antram turė, aš nusprendžiau, kad aš noriu matyti kitą kandidatą kokį ir aš balsavau už Ingridą Šimonytę. Ok, šaunuolis. Aš pas Eugenijų, Little Big'e, čia neseniai buvo Vaidas Baumila, guest shiftą darė. Ir aš varysiu, pabendrausiu, žinai, galvoju, ir Eugenijus kvietė, žinai, tuo pačiu. Tai žinok, teko tokia garbė prie Aušros Maldeikienės pasidėti. Tos po politikos? Europarlamentarės, kuri baiginėja kadenciją, sakė, baigiu kadenciją. Su ja kalbėjai, taip? 3 valandas. 3 valandas,
begurkšnodami, žiauriai faina moteriškė, žiauriai kietas jos, aš kaip supratau, jis patarėjas, nes jis sakė, Apple'as gyvena iš Maldikienės pamestų telefonų. Lemon, to negaliu sakyti, ne? Aš manau, kad čia nieko blogo. Okay. Tarp kitko, Aušra apie Little Bigą mūsų podcastą žiūrės, nes paprašė, kad atsiunčiau. Okay. Žiūrėkit, Maldikienė mūsų podcastą žiūri, jūs negalite žiūrėti. Eik, tu geras. Šiaip labai faina moteriškė, sakė, jos geriausias laikas gyvenime buvo būnant mokytoja. Wow, yeah. Aš irgi biški, o čia gal save taip ir pasimotyvuosim. Labai nustebino, kad Maldikienė apie mūsų podcastą žino. Aš galiu pasakyti, kad Jazzu ir MS Retro dabar irgi žino, kad yra toks pat. Nežinau, ar žiūrės, ar žiūrėjo, bet jie žino apie mūsų podcastą. Na, čia kol kas, žodžiu. Jeigu čia yra paskutinis podcastas, kas galimai yra, tai mes turim dar neišleistų dalykų, tai ne, tas jau bus išėjęs. Vienas bus išėjęs prieš šitą, o kitą greičiausiai paleisim po šito, nes, nenorim palikti nepabaigtų dalykų. Sakykim, paskutiniai fruktai. Jo. Taip. Galimai. Bet komentarai, laimėsit spurgą. Kaip supakuoti, nesvarbu. Na, taip. Gal, ką žinau, kaimynas galbūt, netyčia. Tai va, padarom reakcijų video. Ką turiu omeny reakcijų video? Blembačkai, aš nemažai gerų klipų paskutiniu metu atradau. Tokių, kur ir garsinių takelių. Ne, aš manau, kelis. Nežinai, YouTube'as paskui ten užbanins dar kažką, ne? Blet, seniai, jeigu čia paskutinis podcastas, mes nemonetizuojam, tai... Ja. Tai ir aš kai ką turėjęs to parodyti. Turėjęs ką parodyti. Ar tą dalyką, kurį aš tau siunčiau per Velykas? Ta irgi. Tai gal norim pradėti nuo šito dalyko. Nes aš noriu įvesti kontekstą, galiu? Prašau. Per Velykas atradau dalyką, kuris 3 bevakarojančius kauštelėjusius jaunuolius labai nustebino ir privertė pasidalinti su Roku. Kadangi aš žinau, kad Rokas užsiėmęs per Velykas su šeimyna tikrai leidžia laiką, paprašiau jo, kad kuo greičiau paklausytų ir kad ir kaip, jeigu jam nepatiks ar neturės laiko, kad vis tiek išklausytų iki galo. Gaunu žinutę iš Martyno. Davai seni, patinka, nepatinka, perklausyk, žiūri, atsiuntė Medmonio naują gabalą. Aš Medmonį respektinu, vis gerai, bet man jo gabalai tokie, nėra, kad aš kartais paklausau kai ką, bet nėra, kad nuolat klausyk, nesu fanas. Ir tipo, Martynas kažkaip, tai davai klausyk čia, žinai, visko, galvoju, gal geras gabalas, reikia paklausyti. Klausau, vienoje vietoje išgirstu savo. Ką? Va čia norėjau sakyti, gal jungiam gabalą. Davai, jungiam gabalą. Tai jo gabalas atsitiktinai vadinasi. Ir žiūrėkit žiūrovai, atsuku vietą. Kas? Galėjom pavaibinti. Darau čia maksimaliai. Motivacija žmogus duoda. Jo, artėja. Ir paklausykit, kieno balsas čia. Yra šiaip kanale, ne, tas interviu. Tai va, žodžiu, įdėjo Medmanis mano vokalą iš intervo, kur labai seniai aš jį kalbinau, kai jis dar buvo Manifestas. Ten turėjau tokią laidą apie rapą ankstyvo jaunystėje. Šiaip Manifestas labai kažkaip aš pastebėjau jau ne kartą, jis džiaugiasi tuo video, nes jis jo ilgą laiką nebuvo YouTube, aš jį apkarpiau, įdėjau iš naujo. Gali surasti Manifestas, kaip ten vadinasi, 2011. 11, man atrodo. Jo. O ir tik tokia yra, ne, ištrūko, man atrodo. Jo, yra pas mus tik tokia ištrūko. Tai ten yra apskritai pirmas Manifesto Medmanio intervas. Ir jisai jo čia tas gabalas, kad čia viską pradėjo atsitiktinai, žinai, tai tiem tokie kaip, aš kaip įsivaizduoju, vos ne nostalgija ir apie tą video, ir apie tą pirmą intervą, tai va, įdėjau. Tai parašiau Medmaniui, sakau, ačiū, kad įdėjai. Atrašymą. Aš turiu klausimą šiaip Maniui šitoj vietoj, kadangi šiaip paskutiniu metu jo kūrybai biškai jaučias tokio MNFST vibe, Manifesto, tai Gediminai. Gediminas jo vardas.
Ne Seniai, tu jį manifestas. kalbinai, tu vardą nežinai. Tai prieš Aš ir kiek čia pavardę 20 galiu metų beveik. 13. Nu, Blet, su apvaliniai. nu tai kokį klausimą turiu. Ar gali būti, kad mes išgirsim manifestą sugrįžus? Nes jo pirmas, pirmas albumas kaip Medma nebuvo, viskas arba nieko, ten buvo toks kitas, kur žmogaus, kurį pažinojote kaip manifestą, nebėra, jo niekada negali būti ir ten panašiai tipo. Tai, seniai, ar laikai žodžio, ar čia vis dėlto manifesti grįž? Manifestą, atsakyk, su C raidė, atsakyk. Tai va, labai labai fainas, toks, labai mane pradžiugino ir toks, nu, faina, žinai, panaudojo mano vokalą. Kalbėjau su Auguste, tiesiog su Auguste, pusės yra savo, tai irgi savo manifestas panaudojo. Pirmas klausimas buvo, įrašė tave į kreditus, gausi pinigų. Ne, svariapo pasaulio taip neveikia dalykai. Taip nesidaro. Ir čia jokio, jeigu žiūri... Seniai, nėra taip, kad dabar YouTube gali užblokuoti manifestą. Blemba. O padarom zapadlo. Be mano leidimo panaudotas mano vokalas. Tai va, ką? Tu sakai, kažkokį labai labai gabalą turi su istorija. Blet, nežinau ar rodyt. Gerai. Nežinai ar rodyt? Nu, čia, žiūrėk, paieška mano, ne? Antroje vietoje, paskaityk. Pidarasi? Pidarasi. Čia vienas žodis? Taip, pidarasi. Bet čia nėra lietuviškas darinys kažko. Nu, bet reiškia tą, ką ir galvoju, kad gali reikšti. Pidarasi? Ne, pidarastai. Pidarastas. Pidaras. Žiūrėk, paaiškins aš. TikTokas. Žiūriu TikToką ir pastebėjau, kažkoks TikTokas buvo ir fone groja gabalas. Bliam, man tas gabalas, jis juokingas. Paskui paleisiu. Realiai viena tai frazė yra, bliam, taip gražiai sudainuota, ritmiškai ir juokinga, žinai, rusiškai taip kitko. Rusiškai, sorry, atleiskit. Bet tikrai labai juokinga ir pradėjau aš ieškoti to gabalo. Ten bandžiau pagal komentarus, bet ne visi, žinai, boški, baboški, hruči, šiši, miški, balalaika, suka, būtin, žinai, ten kulverstukai ir panašiai, žinai, čiungačkiukai. Ir žodžiu, nu, nesprantu, ką ten rašo tokiai savo hieroglifais, bet kas ieško, tas suranda. Radau tą gabalą. Nėra bus. Nėra bus. Ir pasirodo, yra kažkokia rusų atlikėja ten popsiuko ir kažkas su jajum padarė, kad paėmė jos vokalą ir su jos vokalu padarė gabalą, kuris vadinasi Pidarasi. Okay. Nu, ten Pidarastai gal tai čia turėtų būti, nežinau. Ir trumpas gabaliukas, ten apie minutę, ir dabar einate TikTok'ui visur. Bet kaip gerai, kad paskutinis podcastas, nes jaučiu cancelintų po tokio. Aš pas netgi vieną TikToką su Dadna padariau, tiesiog... Range? Palauk, nu kur tu skubi, ble, gyventi. Tai padariau irgi vieną TikToką, kur rodo Putiną ir fone tas gabalas Pidaras. Tai va, ir man dabar ta daina, žinok, visą laiką... Gal šitoje galėjai nesigirti? Ar galiu aš pakalbėti? Gali. Jeigu tos susirinko. Gerai. Tai žodžiu, ir man ta daina dabar pastoju galvoj skamba ir netgi pradėjau matyti, nerašinėjau? Įrašinėjau. Kur, tu gali, blet, man duot ramybės gyvenime. Gerai. Na jopt, vaimat, ir sako, ras motivacijos filmuot, kad čia stresas yra tai filmavime. Kur stresas? Tai... Bus antraštė, kur čia paskutinis podcastas, stresas. Stresas, yra stresas. Ir pastoja man skamba galvoj. Kas tau burnoje skamba? Skamba galvoj tas gabalas ir pradėjau matyti TikTokus, kur irgi žmonės rašo, tipo, aišku, rusų kalba, tipo, bet man, nu, tipo, aš darau bet ką, žinai, ir man visą laiką skamba galvoj šitą dainą ir fone. Pidaras. Bet tai čia visiškai dirbtinio intelekto padaryta, ne? Taip. Aš kaip supratau, žinai, aš nesu rusiškai... Ne šitas, čia reklama bite.lt, bite.
Metro šiam 5 cm strižainės telikas. 5G. Mikrolaks, tinka suaugusiams. O nenori Pizdos vaizdai. YouTube Vaistai. Premium nusipirkti? Ble, dar vienas jau vakar irgi. Aš jau taip turiu ir Spotify, už kurį žmona moka. Žodžiu, klausyk. Šitą jau čia net galėsim uždėti, neužbaninti. Tai jo, nes kam autorinės priklauso dirbtiniu intelektui. Tekstas tiesiog piderasi, huisosi piderasi. Bet tu harmoningai padaryta, paklausyk. O dabar žinai visas tekstas keli žodžiai, kiek kokie minutės? 2 minutės. Huisosi. Aš rakelį, ble. Ble, tai negeras gabalas. Bėda, kad nėra Spotify. Bet tai čia, o tai čia iš ko paimta šitas? Nežinau. Huisosi pideras. Tai va atlikėja parašytas Ziver, bet nueini jos Spotify tvarka nėra to gabalo. Nes Ziver yra tik panaudotas tos atlikėjos balsas. Okay. Ir kai įsiklausai girdisi jaus, tie tokie nuokrypiai, vadinkim, tai... Pavargau. Blet, paskutinis podcastas jau čia bus pats geriausias. Ir gal visus reikia daryti Ai, nu ką darysime, jeigu jau paskutinis. Tai va, malonu buvo su tavim. Ačiū jums. Susitiksim gal kituose projektuose kažkokiuose. Dar po šito išeis. Dar vakar užsibaigsim, ką padarėm. Ir nebesekit mūsų, neberenkit, unfollowinkit iš visur. Nu koks skirtumas? Koks man tą bibį rodai? Bliam, magysas. O, paskutinis podcastas. Nerodyk man. Kodėl tu šliaužiai nuogas dabar ant čia? Seni. Darau. Gerai, blemba, rimtai paskutinis podcastas, bet vienas geresnių, man atrodo. Ta harkerį išvalyti. Ačiū už vandenį. Pažiūrėjau, mišlį, vėl noriu kažkas varos. Einam senį, rūkit, aš noriu laimę. Dėl mikrofoną nusėmė? Žiūrėk, tai aš tau duodu mikrofoną. Gerai, ačiū. Tai susitėmė prie laiptų.